Lietuvoje, kaip ir apskritai visame pasaulyje, yra labai didelė dalis žmonių nukentėjusių nuo vienokios ar kitokios seksualinio smurto formos. Aš turbūt net nepažįstu moterų, kurios nebūtų nukentėjusios, ar ne? Apskritai mane fiziškai užpuolė, laikė peilį prie gerklės, tai atsitiko kažkur tamsiame miške, nuo labai baisaus žmogaus, man liko mėlynių, rūbai buvo suplėšyti, artimoje aplinkoje vyksta seksualinis smurtas. Tai yra ypatingai sudėtingi atvejai, nes tada visuomenėje mes apskritai sakom, ar tave gali išprievartauti tavo vyras. Tikimybė prasibrauti prie žmonės iki baro, kai tau niekas nepaima, pavyzdžiui, už užpakalio, už liemens, už krūtinės ar dar už kitos kūno vietos, yra beveik nulinė. Pirmas dalykas, ką aš noriu padaryti, tai yra išmesti rūbus ir eiti po dušu visą laiką. Pirmas dalykas, jinai išėjus ką padarė, tai pradėjo vemti nevaldomai. Jos sugyventinis ją išstūmė iš balkono ant aukšto. Tiesiog, ir jinai liko gyva. Vilčių. Tai ką tada, dėkui labai, kad jūs mane priėmėt. Ačiū. Nes labai manau, kad yra didelė problema informacinė ir mes bandysim ją dabar sklaidyti. Ir aš labai norėčiau, kad jūs papasakotumėte apie savo įstaigą, kas jūs esat, kodėl jūs esat, kaip jau senai esat, daugmaž tokia informacinė. Taip, tai Prabilk, ilgesnių pavadinimų nacionalinis informacijos apie seksualinį smurtą centras, buvo įkurtas praeitais metais ir jo tikslas yra būtent teikti pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Tai kokia pagalba yra teikiama, tai paskambinus yra teikiama nemokama ir konfidenciali, visų pirma, emocinė parama. Viskas prasideda nuo išklausimo. Labai daug metų mes Lietuvoje tylėjome apie seksualinį smurtą, tai viskas prasideda nuo išklausimo, ar ne? Toliau mes einame į informacinę pagalbą, tai yra išsiaiškinus žmogaus situaciją yra sudaromas toks kaip ir pirminis planas, ko būtų galima imtis, kokios toliau pagalbos kreiptis ir taip pat tarpininkavimas, ar ne? Kokios institucijos veikia Lietuvoje, ką mes galime daryti, ar žmogui reikia, pavyzdžiui, teisininko ar psichologo, tada jau žmogus yra nukreipiamas toliau. Tai tokia kaip ir pirmoji greitoji pagalba, būtent atliepti poreikį. Ar toksai kaip pagalbos skambutis, ar ne? Taip, kaip pagalbos skambutis ir žmonės gali susisiekti įvairiausiais būdais. Gali skambinti telefonu, gali rašyti per portalą Prabilk.lt žinutę, gali rašyti elektroniniu paštu, ar ne? Ir darbo laikas kol kas yra, kadangi skambučių dar nėra tiek labai daug, tai darbo laikas yra kiekvieną darbo dieną nuo 2 iki 5 valandos, bet žmogus, jeigu, pavyzdžiui, parašo ar e-mailą, ar paklausimą, ar praleistas būna skambutis, tai konsultantai atskambina iš karto kitą darbo dieną ir tada galima pasikalbėti. Jeigu sakėt nelabai daug, tai kiek maždaug dabar turit skambučių? Dabar yra, jų artėja link 30 šiais metais, ar ne? Tai atrodo tie skaičiai. O nuo ko pradėjot? Pradėjome nuo vos kelių, jeigu prisiminti, pavyzdžiui, smurto artimoje aplinkoje kelią, ar ne, kuomet nebuvo specializuoto įstatymo, tai būdavo keliasdešimt skambučių per metus, ar ne, dabar jau yra ten keliasdešimt tūkstančių skambučių, ar ne, tai vat su centru irgi matome, kad pradėjus praeitais metais, dabar tas skambučių irgi yra pakilimas ir reikia manyti, kad toliau tų skambučių bus vis daugiau ir daugiau. Žmonės kuo toliau, tuo labiau nori prabilti, jie girdi informacinę erdvę, kad jau galima tarsi apie tai kalbėti, ar ne, ir vis noriau kreiptis. O kurie tai girdi? Kur jūs informuojat, kad jūs tokie esat, per kokius kanalus jie tai sužino? Mes skirtingai, ar ne, yra socialiniai tinklai, tai jie yra daugiau skirti būtent žmonėms, socialiniai tinklai, organizuojam informacinius seminarus, tarkime, šią savaitę turėsime informacinį seminarą specialistam, kurie skirtingose savivaldybėse dirba, susiduria su seksualinio smurto problematika, tai turime jau 400 užsiregistravusių specialistų, tai per 2 dienas tiek specialistų sužinos apie centrą. Taip pat yra organizuojami mokymai, įvairūs renginiai ir komunikacija taip pat viešoje erdvėje, ar ne, straipsniai, televizijos, tarkim, interviu ir panašiai, kuomet mes informuojam. Tai pradedant nuo tokių iki skrajučių ir lankstukų, pavyzdžiui, savivaldybėse, kurios yra mažesnės tam, kad pasiekti gyventojus, kurie galbūt nėra socialiniuose tinkluose, ten nei Facebook'e, nei Instagram'e, kurie neateina iki mokymų, kurie gal nesinaudoja tiek daug informaciniam technologijom. Nes tas ratas tikslinės grupės mes teikiam visiems suaugusiem asmenim. Tiek moterim, tiek vyram, non-binary žmonėm, ar ne, ir jis yra labai platus. Vaikams yra kita pagalbos sistema Lietuvoje, tai jeigu yra nukentėjęs vaikas nuo seksualinio smurto, mes turime įsijungiančią iš karto Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. Taip pat, jeigu jau prasideda teisinis procesas, ikiteisminis tyrimas, tai mes turime užuovėjos centrą,
kuris būtent ikiteisminio tyrimo ar baudžiamojo proceso metu teikia pagalbą vaikams nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Tai mes glaudžiai su jais bendradarbiaujam ir, pavyzdžiui, kartais ir specialistam kyla klausimų, kad, aš gal nesu tikras arba tikra, kad vaikas nukentėjo, bet lyg tai man pasakoja, yra tam tikrų signalų, bet aš nesu tikras. Tai aš tada galiu pasiskambinti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, turi bendrąją tokią pagalbos liniją, kuri visai ilgai dirba, nuo sausio mėnesio dirbs ir šeštadieniais, ir aš galiu pasiskambinti ir su Vaiko teisių apsaugos specialistu pasiklausti. Bet jeigu aš turiu signalų, kad vaikas sako man, kad aš nukentėjau, ar ne, arba tai žodžiais, kuriais vaikas sako, tai aš jau nieko nebesikonsultuoju ir nelaukiu, aš iš karto jau skambinu 112 ir prasideda teisinis procesas, kur yra reaguojama, Vaiko teisės turi sureaguoti labai greitai, ten per 24 valandas jau visą procesą įsukti, pradėti ir teikti pagalbą vaikams. Tai mūsų centras bendradarbiauja su tokiom institucijom, kurios dirba su vaikais, nes labai dažnai iškyla klausimų. Pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie seksualinį smurtą artimoje aplinkoje arba šeimoje, ar ne, mes galime turėti berniuką arba mergaitę, kuris nukentėjo nuo seksualinio smurto, bet lygiai taip pat nuo seksualinio smurto gali būti nukentėjusi ir berniuko arba mergaitės mama arba globėja, ne? Tai neišvengiamai tada mama arba globėja keliauja per mūsų centrą, o vaikas tada per Vaiko teisių apsaugos tarnybą, bet reikia to bendradarbiavimo tarpusavy ir tokiu atveju tikrai pasitaiko. O kol jūs šnekate apie mūsų specialistai, kas tai yra tie specialistai, kas į tuos specialistus eina, tai jūs ruošiat žmonės, kurie žinotų, kaip suteikti pirmą pagalbą, ar tai kažkokie psichologijos, kas tai specialistai? Taip, tai puikus klausimas. Specialistai yra apmokyti, kaip dirbti su asmenimis nukentėjusiais nuo seksualinio smurto. Tai yra specialistės didžiąja dalim moteris kol kas, kurios dirba nevyriausybinės organizacijose nuo labai daug metų iki keletos metų. Jos turi specializaciją konsultuojant nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusius žmonės. Ir kaip tik praeitais metais organizavome mokymus, tai apsimokėme 12 specialisčių, kurios būtent būtų kompetitingos šitą temą specializuotai konsultuoti. Nes pastebėjome, kad iš tikrųjų specialistėm buvo daroma atranka iš organizacijos, turėjo pildyti ir motyvacinės anketas, po to buvo motyvaciniai tokie pokalbiai, kad iš tikrųjų atsirinkti tuos žmonės, kurie nori dirbti šitoje srityje. Ir mokymai yra tokie irgi tikrai uždari tik tai tom specialistėm. Ten yra dalinamas irgi įvairia informacija ir atsirenkami tie žmonės. Ir pastebėjome kad ne visi žmonės, net ir daug metų dirbdami su smurtu artimoje aplinkoje arba kitais, tarkim, nusikaltimais, ne visi gali dirbti šitoje srityje. Dėl to tie mokymai yra labai specifiniai, mokymus organizuoja. Gal gali truputėlį plačiau, nes man labai įdomu, kokias turi turėti savybės, kaip jūs sakot, kad tai yra jau tinkamas ar ne dirbti specialistas, ar jisai netinkamas, labai įdomu man tas, kaip jūs skiriate. Dėl seksualinio smurto tai yra ypatinga smurto forma, dėl to, kad jinai yra susijusi su žmogaus visų pirma kūno ribomis. Kai konsultuoji seksualinio smurto klausimais, turi visų pirma turėti ir jautrumo, bet nebijoti kalbėti, tu neturėtum bijoti sakyti žodžią, nežinau, ten vulva, penis, seksas ir taip toliau panašiai. Mūsų visuomenė aplamai dar labai sunku apie tai kalbėti garsiai. Mūsų visuomenė yra tikrai labai sunku apie tai kalbėti garsiai, ar ne? Ir jeigu mes galvojame ir kartais susidurėme su to požiūriu, kad specialistai galvoja, mes norime mokytis, pavyzdžiui, ar ne, tai pasakykite mum apie teisės aktus, pasakykite mum apie formas ir panašiai. Ok, bet ne visada tai yra tik apie tai. Tai yra, ar tu galėsi, kai žmogus pasako savo pačius jautriausius išgyvenimus, nes aš mokymų metu klausiu, kas man gali papasakoti, pavyzdžiui, apie savo geriausią seksualinę patirtį. Ir dalyviai taip, kodėl jūs mūsų to klausėt? Ne, sakau, negalite apie geriausią, o kas norėtų apie pačią blogiausią papasakoti. Tai turi būti tie žmonės, kurie yra pasiruošę išklausyti blogiausias patirtis, kurie neturi baimės, kai žmogus kalba apie savo kūną, kai kalba apie intymius santykius, kas buvo daryta. Lietuvoje, kaip ir apskritai visame pasaulyje, yra labai didelė dalis žmonių nukentėjusių nuo vienokios ar kitokios seksualinio smurto formos. Aš turbūt net nepažįstu moterų, kurios nebūtų nukentėjusios, ar ne, apskritai. Tai jeigu specialistė ar specialistė labai jautriai tas paliečia, arba aš pati, arba pats esu išgyvenęs seksualinį smurtą, nebūtinai aš būsiu toje stadijoje, kuomet būsiu pasiruošęs konsultuoti kitus žmonės. Dėl to mokymus veda psichoterapeutė, kuri daugiau negu 25 metus dirba su seksualiniu smurtu, konsultuoja klientus, veda grupes, ar ne, ir būtent jos tie praktiniai pasidalinimai veda konsultantės per šitą
per šitą visą procesą, kad jos būtų tikrai pasiruošusios. Tai labai džiaugiamės, kad būtent turim specializuotus žmonės apmokytus ir kad jos gali konsultuoti būtent nukentėjusius tiek moteris, tiek vyrus, tiek non-binary žmonės. Kaip Jūs galvojat, kodėl iki šiol yra pas mus visuomenėje vis dar taip labai sunku pasakyti, kad aš nukentėjau? Vat paimti ir paskambinti ir pasakyti, kad aš patyriau seksualinę prievartą ar seksualinį smurtą ar priekabiavimą. Kodėl tai yra toksai tabų reikalas? Yra nemažai priežasčių, bet viena pagrindinė turbūt būtų palaikymo trūkumas. Lietuva, jeigu žiūrėti tyrimus įvairius, Europos lyčių lygybės institutas irgi buvo pristatęs prieš keletą metų, kiekviena šalis turi savyje aukų kaltinimo. Tai Lietuva buvo viena pirmaujančių Europoje, vadinasi, kad mes esame dar ta šalis, reikia pripažinti, kad labiau, kai pasipasakosi, susidursi su klausimais, kodėl, ką galėjai padaryti kitaip, nebūna vieno kalto ir panašiai. Ir tas palaikymo trūkumas, ar ne, lemia tai, kad aš nenoriu kreiptis, nes bijau, kad mane suvalgys, arba bijau, kad mane užmėtys netinkamais komentarais. Ta prasme, bijo patys savo reakcijos visuomenėje, ar ne? Kaip visuomenė? Bijo visuomenės, pradedant nuo šeimos, mes turim nukentėjusių, kur sako, skaudžiausia buvo, kai mama manim netikėjo, arba sakė, kad tai bus man gera pamoka, kad aš ten, nežinau, mažiau ten vartočiau alkoholio, mažiau kažkur eičiau, arba ten kažkaip keičiau savo gyvenimą, ar ne, iki platesnės visuomenės. Tai vat tas labai spaudimas jis jaučiasi ir komentarų pavidalu. Tai aš visada tada skatinu ir mus būti sąmoningais arba sąmoningomis, ir jeigu mes neturime ką gero žmogui pasakyti arba palaikyti, tai tiesiog patylėti. Jeigu mes turime arba kvestionuojame, kad žmogus galbūt nesako tiesos, tiesiog patylėti iš visuomenės pusės. Tai visuomenės spaudimas. Kitas dalykas yra baimė kreiptis į institucijas, baimė, kad manim nepatikės, baimė, kad mane kaltins, baimė, o kaip aš įrodysiu. Įsivaizdavimas, kad seksualinis smurtas yra tik tai kažkas, kur mane fiziškai užpuolė, laikė peilį prie gerklės, tai atsitiko kažkur tamsiam miške, nuo labai labai baisaus žmogaus, man liko mėlynių, rūbai buvo suplėšyti, aš ten vos nuėjau ten iki, nežinau, policijos komisariato ir pateikiau pranešimą. Tai va toks įsivaizdavimas visuomenės ar žmonių, jis kliudo kreiptis ir kliudo atpažinti irgi seksualinį smurtą. Tai padėkim dabar visiems atpažinti, kas tas yra seksualinis smurtas, kad visiems pasidarytų aiškiau, kad tai yra ne vien tik tai tas dalykas, kuris nutinka miške ir su peiliu. Taip, tai seksualinis smurtas plačiaja prasme yra bet koks veiksmas, ar ne, kuris yra seksualizuotas ir peržengia žmogaus ribas. Tai vadinasi, mes kalbame tiek apie seksualinio pobūdžio komentarus, ar ne, kaip seksualinį priekabiavimą, mes kalbame apie prisilietimus, mes kalbame apie elektroninio ryšio priemonėmis vykdomą seksualinį smurtą. Pavyzdžiui, tarkime, gavote vadinamuosius dick pic, ar ne, arba penio nuotraukas neprašytas. Jūs turėjome irgi atvejį, policija ir žurnalistai prašė komentuoti, kuomet moteriai vyras santykiuose, ar ne, jie yra susituokę, sakė, žiūrėk, jeigu tu mane paliksi, aš mus nufilmavau sekso metu ir aš jau išviešinau tą informaciją, aš paviešinsiu dar plačiau. Moteris sunerimusi dėl savo reputacijos, ar ne, kreipiasi į policijos pareigūnus ir policijos pareigūnai natūraliai klausia, tai kur jis įdėjo. Ir jis sako, aš nežinau, jis man grasina įdėti ir sakė, aš jau kažkur įdėjau. Internetas yra labai platus. Jis neprisilietė, peilio jai prie gerklės nelaikė, nieko prievartą nedarė, ar ne, nes kartais būna tokie atvejai, kuomet poros su sutikimu save nufilmuoja, ar ne, bet nenori, kad tai išviešintų. Tai yra seksualinis smurtas, ar ne, elektroninio ryšio priemonėmis. Tai yra labai daug seksualinio smurto. Ir kaip tokiu atveju galima tokiai moteriai padėti, nes realiai, jeigu jinai kreipsis į policiją, policija sakys, aš nematau kažkokio nusikaltimo, ta prasme, kuris būtų padarytas, nes aš net nematau, kur tai yra patalpinta, o galbūt tai yra net nepatalpinta, o tik tai ketinama talpinti, ar ne? Tai realiai, ar įmanoma padėti tokiu atveju kažkaip įspręsti visą šitą reikalą, ar jinai kažkaip gali apsisaugoti? Tai yra kelios grupės nukentėjusių, kurios kreipiasi. Tai, pavyzdžiui, viena grupė nukentėjusių yra, kurios arba kurie nori eiti per teisinį procesą, ar ne? Tai tada klausia apie įrodymus, nori teisinių konsultacijų. Tai, pavyzdžiui, šiuo atveju tai įrodymų rinkimas visada yra problema ir problematiškas, ar ne? Ir ne visada tie teisiniai procesai, jie suteikia iki galo satisfakciją, ar ne? Mes gali būti taip, kad ikiteisminis tyrimas, pavyzdžiui, bus nutrauktas, duomenų neatsitikus, jeigu bylos pasiekė teismą, tai tikrai jos
Tai yra baudžiamoji justicija. Tikrai nepasidarys per savaitę ar kelias savaitės, nes mes kalbam apie baudžiamąją atsakomybę, mes kalbam apie galimybę žmogui ten atsisėsti į kalėjimą arba gauti Galų gale ir jam panašiai. apsiginti irgi yra suteikiamas. Taip, bet procesai jie trunka tikrai labai labai ilgai ir gali būti, kad proceso pabaigoje, praėjus, pavyzdžiui, 5 metus proceso, jau nukentėjusiai sako, aš nebeturiu jokių priekaištų ir panašiai, ir man šitas procesas sukėlė daugiau nerimo negu teisinės satisfakcijos. Traumatizavo vėl ir vėl, taip, viktimizavo, traumatizavo, bet tikrai to yra ir teisinės praktikos trūksta ir čia toksai kaip užburtas ratas, nes tarsi teisinės praktikos trūksta, nes neturime tiek daug pasikreipimų, neturime tiek daug bylų teisme, ar ne, ir ta teisinė praktika jinai irgi buksuoja. Nenorime kreiptis, nes irgi netikime tą teisinę satisfakciją. Tai įrodymų rinkimas yra iš tikrųjų dar pakankamai sudėtingas. Ar netrodo, kad čia toksai momentas, iki kurio mes priėjome šiuo metu, kad reikia, kad įvyktų kažkas labai siaubingo, kad paspartėtų tam tikri dalykai? Būna tokių atvejų tikrai ir nebūtinai siaubingi dalykai iššaukia, aš vis dar laukiu, mes Lietuvoje turėjome su vaiko teisėmis matuko reformą, kuri iš principo pakeitė teisinį reguliavimą. Bet tai irgi per didelę nelaimę. Per didžiulę nelaimę, bet jeigu žiūrėti, pavyzdžiui, apie seksualinį smurtą, ar ne, kiek mes spaudoje tikrai dabar pradedame daugiau matyti atvejų, kiek mes pradedame matyti atvejų, kuomet buvo, pavyzdžiui, moterų nužudymai, vasarą turėjome 3 nužudymus per vieną savaitę, vienas paskui kito. Mano labai subjektyvia galbūt nuomonė, bet tai turėtų būti jau rezonansiniai įvykiai, kurie iššaukia realius atoveiksmius, ar ne, ir pokyčius realius. Tai kol kas dar mes daugiau matome to kaltinimo, bet didėjantis įvykių skaičius ir spaudoje, ir pokalbė apie tai irgi rodo, kad mes galime pradėti jau kalbėti. Kitas dalykas, be teisinio momento, kaip jūs minėjote, jeigu ikiteisminis tyrimas yra nutraukiamas, kaip padėti tai moteriai. Tai yra teikiamos, tarkime, tiek emocinė parama, tiek psichologinė parama išeinant iš santykių, ar ne, nes šiuo atveju, jeigu buvo seksualinis smurtas, kreipiasi į Prabilk centrą, bet jai reikia, tarkime, psichologo konsultacijos ir ne vienos. Tada jinai pagal sistemą, kadangi tai yra seksualinis smurtas artimoje aplinkoje, įsijungia mūsų kolegos specializuotos kompleksinės pagalbos centrai. Ir ten yra teikiamos, tarkime, psichologinė, teisinė konsultacija, nes šiuo atveju gal ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas arba būtų nutrauktas, bet mes galime padėti žmogui, aišku, jeigu žmogus nenorės, tai nepadėsi, bet jeigu žmogus nori, mes galime padėti žmogui išeiti iš smurtinių santykių, nes tai yra smurtiniai santykiai, tai buvo vienas smurtinis epizodas ar keli, bet jų yra būta ir daugiau, išeiti iš tų smurtinių santykių, ar ne, jeigu tau grasina, tai pasitraukti į saugią erdvę, juos nutraukti ir panašiai. Tai čia irgi yra labai didelė dalis. Ir kai artimoje aplinkoje vyksta seksualinis smurtas, tai yra ypatingai sudėtingi atvejai. Nes tada visuomeniai mes apskritai sakom, ar tave gali išprievartauti tavo vyras? Toks labai sunku apibrėžti niekadėjų tą, nes jisai kaip ir savas gaunasi, suprantat? Savas, fainas, vertas pasitikėjimo. Dėl to visuomenė yra labai gajus mitas, nuo vaikų mokyklose iki suaugusių žmonių, kad prievartauja kažkokie, sakau, tie pelkių siaubūnai, stori riebaluotais plaukais, be dantų ir panašiai. Taip mums galvoti ir man galvoti taip yra lengviau, dėl to, kad aš nenoriu galvoti, kad tai yra mano kaimynas, kad kol mes čia kalbamės, tas žmogus gyvena dar daugiau pagalvoti, kad tai yra mano dėdė. Dėdė, draugės vyras ir taip toliau panašiai. Ar ne, mes nenorim šitų dalykų galvoti, todėl mums lengviau yra atsakomybę perkelti ant kitų žmonių. Tai Lietuvoje vis dar tas yra gajus tobulos aukos ir tobulo nusikaltėlio portretas. Tai tobula auka, tai būtų tokia, kuri, sakau, suplyšusiais rūbais, verkianti, maldauja pagalbos, liudija, viską pasako, be užsikirtimo, nemaišo faktų. Bet žmonės labai skirtingi. Nebūna tokių žmonių, nes tai yra trauma, o tobulas nusikaltėlis, kokį aš ir apibūdinau. Ir kai mes turime ir teismo procesuose, ar žiniasklaidoje, negali būti. Kodėl negali būti, kad tas žmogus yra... A priori, tiesiog nusprendžiama. Jis neturės net parkingo baudos, jokių administracinės. Labai malonus žmogus, geras kaimynas, metų bendradarbis, gavęs N+K apdovanojimų, bendruomenės šviesulys ir taip toliau panašiai. Šalimai įsikėjo į sekciją surinko, tai iš viso nuostabiausias vyras gyvenime. Tai kaipgi čia taip gali būti, negali būti. Ir negali būti, ir tada mes netikime. Mes turėjome įvairių atvejų, ten, pavyzdžiui, su religiniam bendruomenėm, turi atvejus, kuomet yra žmogus ar kunigas nuteistas teismo jau už seksualinį smurtą prieš vaikus.
dirba tiesiog kitoj bendruomenėj ir dabar tarsi prie vaikų ir neprieina ir bendruomenė. Tarsi ta kita bendruomenė jį pataiso ir jis jau nebegrįžta prie savo ydų visų, kurias turėjo prieš tai bendruomenį. Taip, ir bendruomenės nariai tada ką sako? Apšmeižė, negali būti labai geras žmogus. Todėl mes mokome ir kai darom prevencinės veiklas, kad ir geri žmonės gali elgtis bjauriai, gali elgtis blogai ir panašiai. Tai man atrodo, Lietuvoje dar kur mes buksuojam šiek tiek, seksualinis smurtas yra labai plati tema. Tai atrodo, tai kas yra tas seksualinis smurtas plačiaja prasme, tai mes tam tikras kategorijas esam išsiskyrę. Gali būti artimoje aplinkoje, šeimoje, gali būti už šeimos ribų. Dabar už šeimos ribų irgi yra tam tikros kategorijos, pavyzdžiui, naktinio pasilinksminimo vietose, ar ne, yra elektroninė erdvė, saugi darbo aplinka darbe. Apskritai kalbame apie darbę seksualinį priekabiavimą, kad tik tai pagrebė kur nors, už krūtinės paėmė, už užpakalio ir panašiai, tai yra. Daugiau kitų formų negali būti, tik tai šitos, kurias jau didžiąją dalim žmonės atpažįsta. Ten kokie juokeliai, tai visiškai ne. Čia yra absoliuti norma, jeigu nepatinka, tai neturi humoro jausmo. Kad aš dar iki šiol manau, kad Lietuvoje dar visgi norma yra ir pasigraibyti. Pasigraibyti tai nuo darbo iki, pavyzdžiui, viešajame transporte, ar ne, jeigu būna prigrūstas viešasis transportas, tikrai gauname signalų, kad, tarkime, buvau apgraibyta, ar ne, jaučiausi nesaugiai, ar ne, pavyzdžiui, pabandykite jūs naktinėme klube arba bare nueiti, tarkim, kokią, nežinau, 2-3 ryto, kur jau būna taip daugiausia žmonių ir pabandykit, aš pati asmeniškai per savo patirtį žinau, jeigu man reikia atsistoti nuo taško A, kas yra staliukas, ir nueiti iki taško B, kas yra baras, tai tikimybė prasibrauti prie žmonės iki baro, kai tau niekas nepaima, pavyzdžiui, už užpakalio, už liemens, už krūtinės ar dar už kitos kūno vietos, yra beveik nulinė. Tai prasme, ir daug kas tai ir sako, oi, tai čia tai aišku, taigi tai čia normalu, aš irgi, aišku, ne faina, bet, taigi visiems buvo. Ne, tas ne. Šitą tokia gaunasi kaip ir visuotinė tolerancija, ar ne? Mes duodam toleranciją žmonėms, kad jie mus čiupinėtų, graibytų ir elgtųsi taip, kaip jiems patinka, tiesiog. Yra Maslow piramidė, kurią daug kas gerai žino, ar ne? Tai jeigu kalbėti Maslow piramidės kontekste apie išprievartavimo kultūrą, kur šie žodžiai žmonėms nepatinka, nes kultūra yra kažkas faino, ten sofistikuoto, prievartavimas yra labai blogai, tai, bet kaip apie išprievartavimo kultūrą, tai kaip Maslow piramidėj žemiausias laiptelis yra tavo esminiai fiziniai poreikiai, taip išprievartavimo kultūros piramidėj apatinės laiptelis, ant kurio viskas stovi, yra seksistiniai, homofobiniai ir visokie kitokie juokeliai. Tai yra juokeliai, kurių tai ką tu nesupranti, kai mes pradedam toleruoti tuos juokelius, tada toliau eina... Mes net nepradedam, mes su jais užaugom. Aš kaip dabar save prisimenu, tai mes su jais užaugom, tėtės, ten tetos, dėdės. Čia buvo tarsi folkloras, visi šitie juokeliai. Čia net ne dėl to, kad mes nusprendėm pradėti, tiesiog jie taip jaugia į kraują, kaip pasidaryti naminės giros, ar ne? Ar aš dabar šitų pačių, dėl kurių labai supykom, kad bandė Lenkai iš mūsų jas atimti. Tai realiai tai yra taip, kaip laba diena. Ir kaip dabar, kaip dabar elgtis kitaip, tai ašgi nesugi kvaila, tai jeigu visus ir mano ten seseris ir močiutės ir tetas visi seksistiniais juokeliais laidė ir čiupinėjo, tai aš dabar jau nebesu kažkokia kitokia, turiu irgi tokia pati būti. Taip, yra labai daug normalizavimo ir būtent dėl to tos promočiutės, mamos ten ar močiutės ir sako, klausyk, taigi man irgi visko buvo, man mama irgi sako, tai dabar su kuo, su priekabiavimu dirbi, gerai, sako, tai žiūrėk, prie manęs irgi sako, buvo priekabiavimu, bet tik pabandė, aš pasistvėriau cukrinę, kai šveičiau cukrinę, tada dar paėmiau cukraus, tada į akį žėriau, sako, žiūrėk, jeigu nori, tai pati gali apsiginti. Aš taip, jeigu tu apsigyniai, nereiškia, kad visos nori ar gali apsiginti žmogus ir sustingsta ir panašiai, bet toje kultūroje yra, kad tai aišku buvo, kam nebuvo, taigi buvo normalu. Ir dabar jau, kai mes gyvenam šiais laikais, tos pačios moterys ir mamos ir močiutės pradeda reflektuoti, velnias, tai gal nebuvo normalu, bet tai ką man dabar čia daryti, ar ne? Tai tuos juokelius, kai mes toleruojam, einam į kitą laiptelį, ten yra seksualinis priekabiavimas. Seksualinį priekabiavimą mes toleruojam, tai kas čia tokio? Nieko čia nebuvo, biškai grįbš, ten parašė kažką, čia perdėdi. Tada mes einame į kitą laiptelį. Kito laiptelio jau stovi fizinis, tarkime, smurtas, ar ne? Ir ant paskutinio laiptelio stovi nužudimai. Ir iš principo tai yra ta prievartos piramidė. Bet mes kai kalbam apie nužudimus, tai būna, o dieve, labai blogai, o siaubė, čia jau mažai kas kvestionuoja, kad gal čia nieko tokio. Bet kai kalbam, kad viskas prasideda nuo juokelių, tada... Tai geriausias pavyzdys turbūt Lietuvoje praeitais metais buvo norėta pakeisti, modifikuoti baudžiamojo kodekso straipsnį, įdedant sutikimo sąvoką.
manęs daug dalykų jau nebestebina, bet šitas nustebino. Prasidėjo visuomeniai debatai. Ta prasme sutikimas. Tai kas yra sutikimas? Tai man dabar laidose ten žymus advokatai ir viskas, kas tik tai nori, sakydavo, tai jūs kaip dabar čia įsivaizduojat, kaip jūs įrodysite tą sutikimą? Tai ką man dabar su žmona, prie žmonos sako, su žvake reikia eit, kai jinai miega, jeigu nupučia, tai galiu, jeigu nenupučia, vadinasi, ten nemiega ir negaliu. Ir prasidėjo tokie masiniai nacionaliniai debatai, kas yra sutikimas santykiuose. Ir prasidėjo memai visokie, pavyzdžiui, sutikimas tai gal turi būti rašytinis, tada kažkas sukūrė rašytinio sutikimo formą, sako, tai čia toks turėtų būti notaro patvirtintas, gal panašiai. Valstybinės institucijos, kai kurios pasidalino. Ir kai pradėjom visą šitą, labai labai gerai atėjo suvokimas, va tiem, kurie dirba šitoje srityje ir man tame tarpe, kad palauk, mes čia ne nuo E ar F raidės pradedam, mes esam A raidėjai. Mes turime aiškinti, kas yra sutikimas, kodėl jo reikia ir kad pasirašymas santuokos ar ilgalaikių santykių nereiškia, kad tu pasirašai, kad su tavim darytų, ką nori tada, kai nori, ar ne? Nes ir santuokoje ta pati seksualinė prievarta gali būti, pavyzdžiui, tu miegi ir kol tu miegi yra pradedamas, tarkim, lytinis aktas, ar ne? Arba netgi be tavo didelio noro, tu man privalai, nes tu turi atlikti savo pareigą. Pareiga ir yra pasakoma, pavyzdžiui, labai paprastai žodžiais, ko daug kas neidentifikuoja, sako, čiagi ne seksualinis smurtas, pavyzdžiui, labai ten noriu su tavim pasimylėti, ar ne, ir tu tada sakai, aš nenoriu, nes man ten skauda galva, tai tada per mokymus irgi juokėsi, ypatingai vyrai, oi, čiagi visada žmonai reikia turėti paracetamolio prie lovos, ir aš galvoju, nu gerai, okei, tęsiam toliau, čia jau yra daug stigmos. Tada sakoma yra, tai tu pagulėk, tau nieko nereiks daryti, aš viską padarysiu, ar ne, ir panašiai. Tarsi tu ir tavo dvasia ir tavo kūnas. Tau nieko nereiks daryti. Jo. Ramiai, ta prasme, tu guli ir viskas. Ir aš tada, pavyzdžiui, kai mokymų metu pasakau šitą pavyzdį ir klausiu moterų, sakau, ar buvo nors vienas kartas jūsų gyvenime, kuomet jūs mylėjote su kitu žmogum, to visiškai nenorėdamas. Ir jos taip, tai aišku buvo, sako, tikrai ne visada mes čia norim mylėtis. Ir sakau, bet jūs suprantat, kad tai irgi yra seksualinio smurto forma. Ir jos taip, nu ne, aš niekada apie tai nepagalvoju, nes aš galvoju, tai yra pareiga, reikia, aš pakentėsiu, aš susiimsiu, aš pakentėsiu, aš išgyvensiu ir taip. Bet tas lietuviškasis kryžių nešiojimas, ar ne? Aukos, tas motyvas, jis ateina iš irgi promočiučių, kur auka buvo kaip toks švenčiausias gralis. Bet aš ir iš mamos, kitų moterų atsimenu, tiek paaukojau. Ir tai buvo pozityvia prasme. Dabar ateina žmonės, pavyzdžiui, jaunimas, kurie sako, aš nenoriu nieko aukoti dėl santykių. Tai tada juos pamoko blogai, tu vadinasi nevertini, tu per anksti nutrauki santykius, ar ne, tu nedirbi dėl santykių, tu nebesiaukoji, vadinasi, esi blogas arba bloga. Tai va tas aukos motyvas yra labai labai gyvas. Nu, man labai visą laiką baisu yra, kai visgi dar iki šių laikų, ir ne tik tai šeimose, bet ir aplamai, bet kokioj tai aplinkoj, kai mes jau suprantam, kas yra seksualinis smurtas, ar ne? Kai jūs sakot, kad taip eina iki kažkokių tai muštinių, mėlynių ir taip toliau. Bet tas pats seksualinis priekabiavimas. Ir aš manau, kad tai netgi ir įrodyti daug sudėtingiau. Nes tada turėtumėm pasidaryti kažkokias ribas, kada tai yra seksualinis priekabiavimas, o kada tai yra tiesiog dėmesio rodymas. Taip, puikus klausimas ir dažnai gauname šitą, tai kuo skiriasi seksualinis priekabiavimas nuo flirto. Nes iš esmės, ypač kai darbo rinkoje vedi mokymus, tai sako, nu tai dabar jau nieko nebegali. Arba, pavyzdžiui, nežinau, vyrai bijo sakyti komplimentus. Dabar vyrai išsigandė ir bijo. Po mycių, tarp kitko, vat Lietuvoje, kas buvo. Bet tie vyrai pas mus tokie labai silpni, jie visą laiką visko bijo. Nu, atrodo, bijo. Sako, tai dabar vyrai po mycių bijo sakyti komplimentus. Okei, kalbam, ko flirtas skiriasi nuo seksualinio priekabiavimo. Flirtas yra 2 pusių gatvė. Ar draudžiama flirtuoti? Tikrai ne. Mes, didžioji dalis žmonių flirtuoja daugiau ar mažiau. Jeigu aš be flirtuodama pamatau, kad jums, pavyzdžiui, yra tas malonu ir jūs tada atsakot arba tuo pačiu, arba, bent jau maloniai, kad, gerai, čia visai gal nieko, faina, mes turim tą kontaktą 2 pusių gatvę. Kai tai tampa 2 pusių gatvė, bet viena pusė uždaryta ir mes toliau per prievartą vis sakom ir matom, kad kitam žmogui nemalonu, arba galim nematyti, bet žmogus, pavyzdžiui, nieko nesako, arba neatsako į mūsų flirtą, panašiais komplimentais mum, tai tada mes einam link seksualinio priekabiavimo. Ir čia ir yra riba. Arba mes turim tą 2 pusių kontaktą, arba neturim. Yra šiek tiek sudėtingiau, kai yra galios santykiai, nes turim atveju, kuomet darbo rinkoje, ypatingai tose profesijose, kur yra jėgos struktūros, pavyzdžiui, arba labai uždaros bendruomenės, paimkim tą, nežinau,
kariškiai, ten teisėsauga, medikai ir taip toliau panašiai. Kai yra galios, ta labai subordinacinis santykis ir yra, pavyzdžiui, ten vadovas ir pavaldinėja, tarkim, ar ne, ir ta pavaldinėja, jinai gal net ir atsakys, nors jai bus nemalonu dėl to, kad, tarsi, tu jauti, kad turi ar privalai, bet tas žmogus, kuris flirtuoja, mato, kad tai yra nenuoširdu, arba tai yra iš baimės, ar ne, ir viskas, tai yra seksualinis priekabiavimas, ir jis iš principo prasideda net ir tokiais pasakymais, kaip, pavyzdžiui, viena kolegė dalinosi, dirba IT įmonėje, tarkim, projektų vadovė, ten visi vadovai ir, tarkim, ateina ir sako jai, wow, kokia tavo suknelė, o ten megzta suknelė kažko paprasta, ir sako, wow, kokia tavo suknelė, ar tu čia vakare turi planų, ar eisi vyrų viliot. Toksai, pavyzdžiui, komentaras, kai tu ateini, iš karto tada jautiesi kaip mėsos gabalas, nebesi toj pačioj linijoje projektų vadovės, nes jis ten juokės, o jeigu tu pasakai stop, man nepatinka, tai nesupranti jokų, kažkais tempus, o tai ragana, tai ir panašiai. Nuo to viskas prasideda. Ir kai mes tą toleruojam darbo kultūroje, tada mes matom, kad galima eiti toliau, nes nelabai čia kas reaguoja, nelabai kažkokių veiksmų ir pasiekmių bus. Ir dar apie stebėtojus, kurie stebi. Mesgi stebim šitus dalykus, ką mes niekada nematėm prie baro, kaip prie ko nors kabinės, ką mes negirdėjom, kaip bendradarbis ar bendradarbė netinkama ten juokelį pasakė, ką mes nematom žiniasklaidoje, kokie komentarai būna. Įdomus, bet labai liūdnas dalykas yra, kuo daugiau žmonių stebi, tuo yra mažesnė tikimybė, kad įsikiš kažkas. Nes, nuostabiai veikia psichologija, ar ne? Nes tuo atveju, kaip žmogų, tarkim, muštų kokį nors, ir žiauriai daug žmonių stebi. Ir tada tarsi ir suparaližuoja tas, nes jeigu nei vienas žmogus nepasakys, kad ką tu darai ir panašiai, jeigu atsiras vienas, kuris pasako, tai nueina taip kaip domino kaladėlės, daugiau pradeda, bet jeigu visi tyli, tai tarsi suparaližuoja, baimę matom. Ir tada ir turim atveju žiniasklaidoje, visi matė, visi žinojo, tikrai ne pirmus metus čia vyksta, oi čia, man labiausiai patinka vieša paslaptis ir panašiai, bet nieks nereagavo. Tol, kol neatsitiko tas, kas jau žmonėm atrodys, kad wow, ir dažniausiai tas, kas atsitinka, tai jau yra prarasta gyvybė, nes vienintelis atvejis, kuris mūsų krėsų, tai tada, kai yra prarandama gyvybė. Taip. O iki to, kas vyksta viskas, tai maždaug ne mano reikalas, ne mano namas dega, nenoriu kištis, nenoriu veltis į kažkokius procesus, nei teisminius, nei dar kažko, geriau aš užsimerksiu, nematysiu ir, lyg ir ramiau dėl to bus, bet ar čia tikrai jau tau ramiau dėl to bus, tai tikrai gal ne. Nes dažniausiai, kai vyksta tas blogas dalykas, tai jau tau tikrai ramiau nebūna, nes tu žinojai, kad tu turėjai galbūt galimybę ar šansą kažką keisti. Ir seksualinis smurtas, kuris egzistuoja ten Lietuvoje ir kitose šalyse, paimkim Lietuvą, ar ne, kurioje mes gyvenam. Tai jeigu aš nepritariu tai prievartos kultūrai, jeigu aš kažką darau bent jau minimaliai, kas mano galioje rodant nepritarimą, tai suteikia naudos ir man. Dėl to, kad aš mažinu bendrą tą prievartos kultūrą. Vadinasi, mano ten, nežinau, mergaitės ar berniukai, kurie dabar ten eina į darželį, kurie vėliau eis į mokyklą, mano ten sesė, kuri gal pradėjo, nežinau, nuo praktikantės darbo didelėje įmonėje. Aš darau visų pirma ir savo, ir savo šeimai saugesnę aplinką būti, nes tai, kad ale nepalietė manęs, nereiškia, kad aš apie tai turiu tylėti, nes jeigu aš tyliu, kas yra tyla? Net ir teisiškai, kaip sako, tyla yra sutikimas, arba jeigu tyli, tai atrodo ten sutinki. Tai iš stebėtojo pozicijos, jeigu mes sakom, aš nesikišiu, aš geriau patylėsiu ir taip toliau panašiai, tai yra, iš principo sutikimas, kad taip aš noriu gyventi tokioje šalyje, kur prievartos kultūra, nesakau žmonėms. Ir pateisinimas to, kas vyksta. Ir pateisinimas to, kad čia nieko tokio, kol nepasidarys kažkas tokio. Tai, visą laiką galbūt sukrečia tie dalykai, kurie įvyksta arti, nes tarkim ir apie tos pačius kaip yra apnuodijami gėrimai. Taip. Ir visa kita. Mes susikrėtėm kažkodėl dabar, kai tai neseniai įvyko Palangoje su viena moterim, kuri labai garsiai aprašė savo Instagram'e. Iki to kažkaip visi galvojo, kad galbūt tai vyksta kažkur tai užsienį, Niujorke, ar galų gale kažkokiuose naktiniuose klubuose ir jokių būdų tai negali nutikti dienos metu su vaikais esant prie jūros, ar ne? Taip, čia buvo šitas atvejis, nes apie išprievartavimo narkotikus buvo taip rimčiau pradėta kalbėti, tai po Rammstein koncerto, kuomet buvo paskleista irgi informacija apie galimai apsvaigintą merginą, ar ne, tai čia labai rimtai buvo pradėta kalbėti, bet pradėjom kalbėti nuo to, kaip apie sutikimą. O Dieve, kas tai?
palauk, tai čia kažkokie yra, čia kažkas yra, o čia gal niekur nebūna. Ir kas nors, ne, čia žinokit, ir baruose, dešimtmečiais jau yra, ir pas mus yra, o Dieve, tai kaip atpažinti kaip kažką. Bet po to irgi buvo keletą tokių rezonansinių atvejų, tada žmonės labiau pradėjo kalbėti ir atpažinti, dėl to mes matom daugiau informacijos, bet pastarasis jūsų atvejis, mano kolegė kaip tik turės su ta moterim rytoj tokį podcastą irgi su jie ir mediku kalbėti, tai čia buvo įdomus atvejis tos, kad taip, nekonvencinis, ne klube, ne bare, bet pliaže su vaikais dienos metu ir panašiai. Tai atrodo, kaip ir, bet nėra jokių raudonų linijų. Jo, kur taigi, nepasakysiu žmogui neik į pliažą, dar labai populiaru pas mus, tai neik į barą, mažiau gert reikėjo, nepaisant to, kad turime atvejų moterų ir merginų, kuomet tie išprievartavimo narkotikai yra įlašinami į vandenį, pavyzdžiui, ne? Bet vis tiek, mažiau gert reikėjo, čia prisiliuobėjai, kažkur ėjai, lik namie. Dabar yra sunkiau turbūt pasakyti neik į pliažą su savo vaikais, ne? Tai tada jau gali iš vis sakyti neik iš namų. Tai matome tokius ir Prancūzijoje atvejai, kuomet yra seksualinis smurtas artimoje aplinkoje, kur dešimtmečiais irgi naudoti raminamieji, migdomieji tam, kad prievartauti savo žmoną, jie visuomenę šokiruoja, nes parodo, kad tai yra beveik kasdienybės dalis, ar ne, kad nereikia jokio specialaus to settingo arba aplinkos, ar ne, kad tai vyktų. Tai vyksta mano kaimynė ten į pliažą nuėjo, tai tas atsitiko ir tada žmonėms taiga atsiranda toksai šoko momentas, negaliu patikėti, kad ir kabutėse, kaip sakau, normaliems žmonėms, normalioj aplinkoj būna taip, ar ne? Ir dar žiūrėk, kažkaip ir ta nukentėjusioji neatrodo kažkaip jau ten labai ten prastai ir panašiai. Tai sukrečia. O kaip atskirti, ar yra tavo gėrimas į kažkas įpilti, ar ne, ar yra kažkokie tai dabar padarytos išvados, kad galėtų kažkaip apsisaugoti, nes būtent šią istoriją dėl ko paliečiau, nes pati sulaukiau labai daug klausimų ir tiesiog diskutavome irgi tarpusavį, kaip tai suprast, nes realiai, o ką, mesgi niekas nesam apsaugoti, netgi elementariai, kaip jūs sakėt, mums gali įpilti bet kur, bet netgi nereikia kažkas, kad įpiltų, gali kažkas sumokėti pinigų tam pačiam barmenui, aš dabar tiesiog fantazuoju, bet taip gali būti. Ir jisai jau patieks tau tą tokį gėrimą, tai gali būti visaip. Tai ta prasme, kaip ir nėra tokios kažkokios apsaugos, kaip suprasti, kad tai yra... Čia dėl barmenų irgi taikliai paminėjot, nes mes turim istorijų iš moterų irgi, kur tai gali būti ne pavieniai žmonės, o tai gali būti ir dirbantis baruose žmonės, kurie, gal iš vieno baro atleis, nueis į kitą ir panašiai, yra pakankamai sunku kontroliuoti, ypač jeigu teisiniai procesai nepradėti, kur taip yra suma X, tarkim, nežinau, 400-500 eurų priklausomai ten nuo vietos ir panašiai, kuriuos sumoka ir sako, šitai pripilk ir yra pripilama. Tai tokių dalykų tikrai yra ir tai yra šita vieša paslaptis, bet jinai yra. Ir dabar kaip atskirti, tai atskirti iš tikrųjų, ko tau pripylė, yra labai labai sunku ir ligoninėse irgi yra tam tikri tik tai normatyvai, kiek medžiagų jie ten tau gali atpažinti. Nes kai mes sakom išprievartavimo narkotikai, tai pradėkime nuo to, kad tas žodis narkotikai yra toks šiek tiek galbūt ne tai, kad klaidinantis, taip ir yra, bet žmonėms atrodo, kad tai turi būti specialios narkotinės medžiagos, kurios tau įpila į gėrimą. Pagrindinis išprievartavimo narkotikas yra naudojamas, dažniausiai paplitęs yra alkoholis. Tai yra, kai tu tiesiog žmogų nugirdai, nieko net nepilant, bet siūlant vėl ir vėl išgerti, ar ne? Tai šito tau joks kraujas neaptiks, ar ne? Aptiks, kad daug labai alkoholio. Kad labai daug alkoholio, bet tai tada sakys, tai nereikėjo nusigerti. Ne tavo rankelės ten ėmė, kaip yra Instagramo tas, kur nepilkit, bet pats savo pilies. Taigi tavo rankelės ėmė ir gėrė, tai čia viskas ok. Kitas dalykas ten yra, tarkime, viešai prieinami ten migdomieji, raminamieji, ar ne, nuo širdies ten įvairūs vaistai, kuriuos irgi gali lašinti. Tai pagrindinis aspektas, kaip atpažinti, yra, mes kiekvienas ir kiekviena savo kūną pakankamai gerai pažįstam. Gal ne 100%, bet pažįstam. Ir jeigu mes jaučiame, kad geriant tam tikrą, nežinau, skystį, ar tai yra alkoholis, vanduo, bet kažkur bare ar kitoje vietoje, matote, kad mieguistumas gali, tarkim, prasidėti, ar ne, darosi sunku kontroliuoti judesius, yra toksai pakankamai didelis apsvaigimas, merginos irgi, kur dalinosi, vienoje buvo istorija, sako, aš išgėriau taurę vyno. Sako, žinau, kaip mane veikia taurė vyno, bet aš, sako, nebegalėjau paiti, aš, sako, iš taksi išlipu, aš namo, sako, iki buto jau 4 šliaužiau ir aš supratau, kad čia kažkas yra tikrai blogai. Labai sunkus apsvaigimas. Tiesiog aš nesupratau, kas darosi su manim, ar ne, tai sunki judesių koordinacija, mieguistumas, ar ne, apsvaigimas, pykinimas, tarkime, sunkumas ten kelti rankas, kojas, kur atrodo nereikia net didelių fizinių jėgų. Tai tokiu atveju reikėtų tada pasirūpinti, kad kaip įmanoma saugiau grįžtumėm
grįžtumėm namo, ar ne, tai arba ten baro darbuotojų pakvieti, paprašai, kad iškviestų, ar ne, ar ten, nežinau, kad tą patį 112, jeigu matai, kad jau visai blogai ir vat, iš merginos vienos, kuri dalinosi, sako, žinai, čia sako, visi sako, eik, pranešk, kovok, važiuok į ligoninę, eik į policiją ir panašiai, sako, o aš sako, vos grįžau namo, tai dar gerai, kad su taksi saugiai parvažiavau, nes ten irgi momentų būna įvairiausių ir turėjom ten įvairiausių pasidalinimų, bet sako, einu namo ir sako, aš tiesiog visą taip pat parą praleidau tualete gulėdama ant grindų ir vemdama. Ir sako, aš tą telefoną, kur laikau, man sako, telefoną laikyti sunku, aš apie jokią kovą nekalbu, aš nesuprantu, Išgyventi jai reikėjo tiesiog. Neišgyventi reikia, aš nesuprantu, kas su manim vyksta, aš pradedu galvoti, gal čia iš tikrųjų, gal čia kažkokia medicininė būklė ir taip toliau panašiai. Ir kol tu susigaudysi nuo visos šitos siaubingos fizinės savijautos, tai tol žiūrėk ir nebeatpažinsi kraujyje, nei kas tau ten buvo įpilta, nei taip toliau panašiai, ar ne? Tai čia yra labai paplitęs nusikaltimas ir mums po to merginos ir dalinosi, sako, aš dabar suprantu, kad ir buvęs vaikinas mane svaigindavo, ar ne, kad aš tikrai prarasdavau tą sąmonę ir panašiai klubuose, baruose, tai apskritai tokia vieša paslaptis, kad tai vyksta, bet tai vyksta ir artimoje aplinkoje, nebūtinai bare, tai gali būti ir, sakau, plote, kur, pavyzdžiui, draugai irgi sako, kad pasirūpinsiu tavim, o tu atsikeli ir, tarkim, nežinau, su mėlynėm, tarkim, kokiom ant šono, arba, tu jauti, kad kažkas buvo, bet tu ką tu įrodysi? Tiesiog atrodo, kad, galų galėjo. Gal aš iš tikrųjų, o jeigu iš tikrųjų buvo, pavyzdžiui, daug alkoholio, ar ne, išgėrei ne vieną kokteilį, gal ten 3, 5 ar 10. Gal netaip suveikia tiesiog. Netaip suveikia, ar tu tada galvoji, tai nulūžau kažkur, gal pritriukšų nesąmonių pati, tai gal tada reikia mažiau gerti, gal aš niekur nebeisiu. Ir tai pasiekia tokį tikslą labai žiaurų, kad uždaro moteris arba merginas namuose, nes suveikia taip, kad aš niekur nebeisiu, aš nebekontaktuosiu, aš geriau pasiliksiu namie, kad būčiau saugi. Problema yra tame, kad Lietuvoje visa statistika rodo, kad moteriams didžiausia tikimybė patirti smurtą ar kitus sužalojimus yra būtent namuose, nuo savo intimaus partnerio. Tai tas, kad tu užsidarysi namie, tikrai nereiškia, kad tu būsi saugi. Man dabar įdomu, kaip jūs pasakot, aš tai pagalvojau, o jeigu tuo metu iš tikrųjų ji negali atitinkamai reaguoti, praeina kažkiek laiko, kol ji atsigauna emociškai, ar gali skambinti jums praėjus kažkuriam laikui? Taip, mes skirstom ir savo puslapyje Prabilk.lt turim informaciją, pavyzdžiui, jeigu nukentėjai neseniai, tai ką tik įvyko, ar ne, šią savaitę, ten per mėnesį ir panašiai, teikiame konsultacijas ir pagalbą, bet lygiai taip pat pažymime, jeigu tai įvyko seniai, o tas yra ir Lietuvoje, ir pasaulyje statistika rodo, kad daugiau negu 70% nukentėjusių yra tos ir tie, kurie nukentėjo dar vaikystėje, iki 18 metų. Vadinasi, kad tu, pavyzdžiui, galbūt nukentėjai, kai tau buvo 10-12 metukų, 5 metukai, tu visą laiką tą nešiojasi savyje, nes tas kaip vaikui tau buvo sakoma, kad tai yra žaidimo forma, ateik mes pažaisim, ateik tai bus mūsų paslaptis ir panašiai. Ir tada, kai jau esi suaugęs žmogus, kai čia prasidėjo žmonės kalbėti, pradėjo apie pagalbą, apie formas ir tu staiga supranti, kad tai buvo su manim daryta arba daroma ir tu tada galvoji, ką. Teisinis procesas nelabai jau čia aktualus po ten 5-10 ar ten 15-20 metų, ten pas medikus nevažiuosiu, nėra ko, bet man yra blogai. Tai tokiu atveju centras taip pat teikia konsultacijas ir tikrai sulaukiam tokių žmonių, kurie skambina ir sako, aš nukentėjau, kai man buvo ten 16, kai man buvo 2 metai, dabar identifikavau arba visą laiką gyvenau su šita problema, kuo jūs man galite padėti. Tai traumos, ar ne? Jo, traumas. Ir kuo mes galim padėti, tada visų pirma yra tas išklausimas. Dažnai centro konsultantės būna pirmas kontaktas arba pirmi žmonės, kurie išklausė tą istoriją po daugiau negu 20 metų ir klausant neklausė, kodėl, ką tu galėjai padaryti kitaip, o išklausė, pasakė, kad taip neturėjo būti, tai yra tikrai problema, taip neturėjo elgtis ir tada pasiūlyti, pavyzdžiui, jeigu žmogui reikia ilgalaikės psichoterapinės arba psichologinės pagalbos, kur irgi savo mieste arba savivaldybėje jis galėtų arba jį gauti. Nespecializuota, nes dabar specializuotos yra, Klaipėdoje kolegė veda grupės, bet apskritai, kur kreiptis, kad tu galėtum šitą temą išdirbti tą traumą, išdirbti, išgyventi ir panašiai. O kaip jūs manot, ar visgi geriau iš karto kreiptis, ar nėra labai svarbu tas greitumo momentas? Greitumo momentas nėra svarbus dėl to, kad, jeigu mes norime surinkti, pavyzdžiui, įrodymus, ar ne, arba galbūt neapsisprendžiame, ar norėsime ten eiti, bet norim surinkti įrodymus, tai žinoma geriausia yra, kaip visada sakau, nukentėjusiems irgi ar nukentėjusiems
pirmas dalykas, ką tu nori padaryti, tai yra išmesti rūbus ir eiti po dušu visą laiką. Pirmas dalykas, ką aš norėjau padaryti, tai nueiti sudeginti rūbus, išmesti rūbus ir panašiai. Jeigu mes bent kažkokią dalelytę turim noro, kad galbūt, nežinau, gal nenorėsiu, bet o gal, tai važiuojam tada Bet jūs leidžiat apsispręsti, ar jūs tiesiog bandot, nes kartais tas leidimas apsispręsti, tuo metu gali tiesiog žmogus būti sumišęs ir sakyti, aš nieko nenoriu, bet realiai jūs matot, galbūt geriau jam būtų norėt. Mes pats žmogus, kaip ir sako mūsų ir Dalia Puidokienė, psichoterapeutė, kad sako, žmogus yra kiekvieno konsultanto mokytojas arba žmogus veda per procesą, ar ne? Ką mes galim padaryti, tai atsakyti į klausimus, patarti, duoti galimybės, galbūt, bet patarti ne tai, ką tau daryti, bet kokios yra galimybės, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu tu ten važiuosi į ligoninę, pavyzdžiui, ar ne, dažniausiai žmogui, kai reikia į ligoninę, skambina jau 112, kai yra ekstra skubi pagalba, bet jeigu paskambintų pasitarti, tai kas nutiks, kai tu nuvažiuosi į ligoninę? Kas nutiks, kai tu nuvažiuosi į policijos komisariatą arba paskambinsi, nes yra baimė, koks yra procesas ir kaip viskas vyks. Duodam tuos, bet pasirinkimas yra tik tai žmogaus ir tu niekada žmogaus mes negalime versti arba sakyti, o jūs, pavyzdžiui, blogiausia, ką žmogui gali pasakyti, o tai jūs negalvojat, kad apsaugodami, pasakydami šitą informaciją, apsaugosit ne tik save, bet ir kitas moteris. Ne apie tai yra. Žmogus turi teisę priimti sprendimą tada, kai nori asmeniškai ir, pavyzdžiui, irgi dažnai klausia mūsų, sako, bet juk praėjo mėnesis, bet aš vis dar, pavyzdžiui, bijau sėsti į taksi automobilį. Čiagi nesąmonė, čia nenormalu, ne, jau mėnesis praėjo ir panašiai. Normalu. Ir kitai gali prireikti ir metų. Labai skirtingai. Kur kolegės veda psichoterapinės grupės nuo seksualinio smurto nukentėjusiam asmenim, Klaipėdoj ir kituose miestuose, tai sako, kad kai kurie žmonės ten eina į grupę pusmetį, metus, 10 metų, pavyzdžiui, ir pradirbinėja savo traumas ir vis dar nori apie tai kalbėti ir panašiai. Čia laiko nėra, čia yra žmogaus apsisprendimas, mes tikrai suprantam, palaikom ir irgi dažnas klausimas būna, ar perduosit mūsų kontaktus policijai? Ne. Ar perduosit mūsų kontaktus kitom institucijom? Ar sužinos mano darbdavys? Ne. Dėl to, kad mes esam nevyriausybinė organizacija ir mūsų tikslas yra palaikyti žmogų, išklausyti žmogų ir palikti žmogaus duomenis konfidencialius, anonimiškus, tai jokie kontaktai nevaikšto per kitas institucijas, jokių kontaktų negaus nei policija, nei kitos valstybinės institucijos, jūsų darbdavys, jūs skambinat ir būna, kad nukentėjusieji skambina kaip ir kitose šalyse, kur yra rape crisis linijos, ar ne, kad, pavyzdžiui, šiandien paskambins ir sakys, pakalbės, aš šiandien nežinau, ar nori kažką daryti. Gal paskambins už dar kelių dienų, ar ne, vėl pakalbės, arba to, ko tuo metu reikės. Gal kažkada paskambins ir sakys, žiūrėkit, aš jau čia pagalvojau, o kaip visgi atrodytų, jeigu aš ten iki teisminį tyrimą norėčiau pradėti, ar ne, o ko reikėtų, arba kur jūs mane galėtumėt nukreipti teisinį konsultaciją, arba kokie advokatai specializuojasi, pavyzdžiui, šitoj temoj. Daug klausimų tokių kyla ir tada tu žmogų gali nukreipti. Bet žmogus veda tave kaip konsultantą per procesą. Ne tu prašai žmogaus kažką, ne tu sakai algoritmą, žiūrėkit, nukentėjo tokiai. Pirma pas medikus, tada policija, tada šitas, tada pradirba, tada dar būtų labai gerai, kad viešai kokį interviu duotumėte ir pasidalytumėte savo istoriją, kad viskas. Ir būtinai, kad visi žinotų tai. Ir visi žinotų ir tada žinokit, čia viskas po to ir mes dar jūs įtrauksime į daug visokiausių dalykų ir panašiai. Ne, yra tiesiog, ko žmogui tuo metu reikia, kaip žmogus nori tuo metu kalbėti ir kokios jam pagalbos reikia, tą žmogus ir pasako. O kartais tiesiog paskambinu, ko jūs man galite padėti. Kalbam. Pagalbos reikia. O kaip yra su vyrais? Labai daug moterų, ar vyrai skambina? Vyrų labai neturime dar skambučių iš tikrųjų ir tikrai labai mažai būna pasikreipimų per socialinius tinklus. Gaunam iš tikrųjų, būna istorijų gaunam anoniminių, bet kad taip dar labai skambintų, tai Kodėl? Nėra. Dėl to, kad yra dar didesnė stigma, pradėkime nuo to, kad taigi vyrai negali išgyventi seksualinio smurto. Vyras faktiškai su bet kuo gali mylėtis, jeigu tik pasiūlo. Tai atrodo, tai eini gatve, pamatai vyrą, sakai, klausyk, nori pasimylėti. Ir jeigu jis atsisako, tai tarsi turėtum tą legalų būdą pasakyti, tai ką? Tu gal tavęs moteris netraukia, tai ką, tu gal koks nors nenormalus ar panašiai, čia juodas humoras, bet realiai taip yra. Tai visų pirma, pradėkime nuo to, kad žmonės galvoja, kad vyrai negali išgyventi seksualinio smurto. Mes turime, grįžtant prie juokelių, to, kad tai ką, dabar kas čia, žmona gal išprievartavo, oi, norėčiau, kad ir mane žmona taip pat išprievartautų, aš galiu mielai pasiaukoti dėl tavęs ir ten, Kas yra dar blogiau, kai mes galvojame, kad, pavyzdžiui, berniukai irgi neišgyvena seksualinės prievartos, o jie išgyvena ir tas skaičius yra tikrai pakankamai nemažas. Virš 300 vaikų yra oficialiai registruotų kas metus, kurie
išgyvenę, yra jau oficialiai pripažinta, kad išgyvenę seksualinį smurtą, kas yra tik tai Lietkalnio viršūnė, nes daug bylų lieka tokių nepapasakotų, ar ne, tai tarp jų yra nemažai berniukų ir tie berniukai dabar yra jau kai kurie suaugę vyrai, kurie nekalba. Jie turi savas traumas. Jie turi savas traumas ir jie nekalba. Ir aš nepamiršiu, kuomet aš prieš gerus 7 metus buvau Amerikoje, Richmonde, yra Amerikoje tokia organizacija, 1 in 6. Jie dirba būtent su vyrais nukentėjusiais nuo seksualinio smurto. Ir jie organizavo didžiulę konferenciją 2 dienų, kurios tema buvo vyrai nukentėjo nuo seksualinio smurto. Ir aš sėdėjau tada, klausau, aš vienas po kito vyrų, kurie lipo ant podiumo, režisieriai, aktoriai, aktyvistai, kurie kalbėjo apie savo asmeninę patirtį, kai jie nukentėjo nuo seksualinio smurto ir aš sėdžiu, aš galvoju, fantastika, man akys, aš kolegai iš Amerikos sakau, klausyk, sakau, man yra kosmosas, sako, žinok, mums čia dar irgi kosmosas. Ir aš labai gerai atsimenu vieną vyrą, jis dirbo iliustratorium pasakojimą, koks buvo poveikis vaikystėje nuo tėvo išgyvento seksualinio smurto. Sakė, aš visą savo gyvenimą, didžiąją gyvenimo dalį, iki kol man buvo 38 metai, bijojau sukurti šeimą. Dėl to, kad aš bijojau, nes yra dar vienas mitas toksai, kad jeigu tu išgyvenai seksualinį smurtą, tu irgi smurtausi prieš vaikus. Tai yra mitas. Jis bijojo, kad kartos situacija. Sako, aš bijojau, kai paaugau, sako, aš aplenkdavau darželius, aš, sako, bijojau į vaikus pasižiūrėti, aš aplenkdavau mokyklas, nepaisant to, kad šalia mano namų buvo mokykla, aš eidavau aplinkiniais keliais daug metų, aš bijojau kurti šeimą, dėl to, kad aš bijojau, kad tapsiu toks monstras, kokiu man buvo mano tėvas. Ir sako, tik tai tada, kai aš sukūriau šeimą, aš supratau, kad viskas yra gerai, vaikai manęs tikrai netraukia, kai aš tą savo traumą išveikiau per komiksus apie berniuką, kuris turi ten supergalių ir sako tiesą, nepaisant to, kokia jinai sunki būtų, tai sako, tada aš realiai išgijau ir supratau. Tai mes dabar irgi, kai einam prevencinės veiklas, yra labai pavojinga, ypatingai jaunimui ir vaikams sakyti, žiūrėk, jeigu tu matai smurtą šeimoje arba išgyveni, užaugęs yra didelė tikimybė, ypač vyram, kad tu tapsi smurtautojai. Nebūtinai. Būna tokių atvejų, bet nebūtinai. Tai man tikrai labai skauda ir mūsų organizacijai skauda dėl vyrų ir berniukų, kurie vaikšto mūsų visuomenėje, kurie nedrįsta kreiptis. Ir čia aš labai noriu paraginti išdrįsti, pasikreipti. Tai tikrai bus anonimiška, tai bus konfidencialu. Čia jūs tikrai neišgirsite jokių, kad kaip tu, kaip vyras, arba kaip tau taip negalėjo atsitikti, atsitinka. Seksualinis smurtas jis nesirenka lyties, nesirenka profesijos, nesirenka pajamų, nesirenka tavo socialinio statuso ir pagalbą tu turi teisę gauti. Ir tavo istorija yra vertinga ir tu ją turi teisę papasakoti be smerkimo. O kur dar LGBT bendruomeniai? LGBT kuriuos iš viso mes jos priimt dar nesugebam, kaip mes jas sugebėsime apginti. Taip, ir čia, jeigu mes žiūrime, pavyzdžiui, dėl ko aš dažnai ir paminiu, kad pagalba yra teikiama ir moteriam, ir vyram, non-binary, nesvarbu kokioj poroj tu esi, ar tai yra tos pačios lyties poros, ar ne, nes jeigu mes to neiškomunikuojam, tai reiškia vėlgi pagalba nėra apie mane, o ar smurto yra, žinoma yra. Jeigu mes neigiame apskritai egzistavimą tokių santykių, tokių porų, o Lietuvoje mes čia tikrai turim dar labai daug darbo įdėti, nes net civilinės partnerystės nenorim įteisinti, kas yra apskritai kosmosas, kaip pagalvoja, ar ne, ir daug debatų dėl to. Tai žinoma, kad yra ir vienalytėse porose, ir iš specializuotos kompleksinės pagalbos centrų kolegė sako, kad jau pradeda sulaukti skambučių, jau pradeda sulaukti pasikreipimų, po truputį tai noris irgi iškomunikuoti, nesvarbu kokioj poroj tu gyveni, nesvarbu nuo ko tu nukentėjai, visiškai nesvarbu kada tu nukentėjai ir panašiai, tu gali kreiptis ir gali būsi išklausytas arba išklausyta. Tau bus suteikta informacija, kaip veikia Lietuvoje sistema, kokios organizacijos dirba tame, ar ne, pagal tai, kokios pagalbos tau reikėtų, ar ne, nes mes dėl to centro pavadinimas ir yra prabilk, kad prasideda viskas nuo prabilimo, nes mes visą laiką sakom apskritai ir visuomeniai, kad tyla nesaugo, žinojimas saugo, tyla nesaugo. Jeigu mes apie tai nekalbėsim ir laikysim tai po kilimu kaip daug metų, tai nereikš, kad ta problema išnyksta. Tai reiškia, kad didelė dalis mūsų visuomenės ir lieka traumuoti, saugumo jausmo neturintis, ar ne, o vėlgi kaip apie tą Maslow piramidę. Jeigu žmogus neturi saugumo jausmo darbe, pavyzdžiui, ar ne, tai kaip mes galim kalbėti apie kažkokius rezultatus, pelną ir panašiai. Jeigu aš neturiu saugumo jausmo namie, tai kaip aš neturėdama, čia kaip dabar sėdėtume mes abi ant kėdės, kur būtų 2 kojos vietoj 4 ir mes visą interviu stengtumėmės kažkaip išbalansuoti ir tada nei man svarbu, kokius jūs klausimus užduodat, nei jums svarbu, nes jūs galvojat, kad aš nenukryščiau. Tai tas
išgyvenimo tas sukelia labai daug organizmui streso, nes tu visada gyveni išgyvenimo režimu, nenormaliu, o išgyvenimo. Tai ar mes norim, kad didelė dalis žmonių visuomenės taip jaustųsi, ar mes norim sakyti, kad mes jūs girdim, matom, jūs galit saugiai pasakoti savo istorijas ir jūs galit gauti pagalbą toj saugio erdvėje. Jūs sulaukėte tų skambučių, visokiausių istorijų, aišku, esate girdėję. Ar vis dar yra kas šokiruoja? Yra kas šokiruoja, visada Ar kiekvieną kartą vis kažkas tai šokiruoja? Tikrai yra kas šokiruoja, labai dažnai būna žmonės pasakoja apie tai, kokią seksualinę prievartą išgyveno vaikystėje. Tas visada šokiruoja, kaip mes vaikus mokom nepasitikėti nepažįstamais, kai iš tikrųjų procentai ir statistika rodo, kad didžiausias nepasitikėjimas turėtų būti vos ne šeimoje, arba į tai žiūrėti visada šokiruoja, kaip vaikams būnama aiškinama, kad tai nėra prievarta, ar ne, vėlgi, nuo ten ateik pažaiskime, ten paieškosime tavo vienoje ir kitoje, ten angoje, rangeliai, ten kokių rutuliukų ir surinksime ten visus ir panašiai, tai šitos istorijos jos visada lieka. Kaip Jūs manote, ar artimoje aplinkoje ta pati mama, ar ne, kuri, sakysim, arčiausiai tuo metu vaiko, ar ji visada nemato, kad tai vyksta, ar ji tiesiog pasirenka nematyti? Vienas iš tokių labai šokiruojančių atvejų buvo, kuris parodo, kaip žmogaus smegenys veikia iš principo tokiose situacijose, kad mes nepasirinksim pirmas 14 sekundžių mūsų reakcijos. Niekaip. Čia mes dviesi sėdim, jeigu čia prieš mus kažkas, nežinau dabar, lempos užsidegtų ar panašiai. Jūs vienaip reaguotumėte, aš kitaip, ar ne? Yra šansas, kad mūsų reakcijos sutaptų, bet tai vis tiek būtų arba sustingimas, kovojimas arba bėgimas, ar ne? Ir mes galim, pavyzdžiui, aš galiu norėti kovoti ir čia dabar gesinti tas lempas, kviesti pagalbą ar panašiai, bet mano reakcija būtų bėgti, tarkim, ne? Ir jau čia sudegs kažkaip, mano pirma reakcija yra kuo greičiau iš čia išeiti. Tai į seksualinį smurtą viena dažniausių reakcijų yra sustinka, smegenys sustingsta. Ir vienas iš atvejų, kuomet ne tai, kad mama žinojo ar nežinojo, bet šalia jos patėvis ten dukra jos lietė. Ir jinai buvo visiškai sustingus tuo momentu ir tada, kai jis jau baigė, jinai išėjo irgi iš patalpos ir pirmas dalykas, jinai išėjus, ką padarė, tai pradėjo vemti nevaldomai. Tai yra streso išveika. Bet realiai čia toksai gana radikalus pavyzdys, bet jis iliustruoja, kad kiek smegenys gali šitoj vietoj absoliučiai sustingti. Labai dažnai, kai vyksta seksualinė prievarta iš žmonių girdimų, kurie išgyveno, kad aš tarsi pakilau iš savo kūno ir stebėjau, kas vyksta su mano kūnu iš viršaus, nes kūnas sustingsta. Tai čia visiškai paneigimi visi mitai, kad jeigu galėjai priešintis, negalėjau. Smegenys taip veikia, kad aš negalėjau, gulėjau sustingus, supratau, kad man reikia šaukti, rėkti, gal kažkur mintyse net šaukiau, rėkiau, bet tas nebuvo nieko, aš tiesiog sustingau. Arba kai mano vaikui darė, aš tiesiog iš to siaubo sustingau ir tas, pavyzdžiui, vėmimas visas ir panašiai, tai yra organizmo reakcija į stresą, kiek blogai man buvo ir jau fizinė tokia reakcija, ne, bet tuo metu aš buvau sustingus ir tiesiog nieko negalėjau padaryti, ar ne, tai šitas atvejis puikiai pailiustruoja, kaip veikia, kad tų reakcijų mes nepasirenkam ir kai žmonės ir nukentėjusios sako, kad tu kažką galėjai daryti, bet nedarai, tai mes nesuprantam, kaip veikia žmogaus smegenys. Ir neretai mokymuos ir pradedam nuo to, ypač kai psichoterapeutai mūsų kalba, ar ne, kaip veikia žmogaus smegenys į traumą ir kaip veikia trauma paveikto žmogaus smegenys. Kaip po to mes einam duoti parodymus, kurie vienu metu būna vienokie, kitu metu ten detalės kažkokios skiriasi. Atsimenu atvejį, kuomet aš daug metų konsultavau teisiniais klausimais nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje. Tai viena moteris ir pikno, sako, manęs vis klausia, tai už kurios man kojos paėmė, tai už kurios man pusės, kas yra svarbu. Ir sako, tris ir jau pykdavo, kai nepateikdavo to atsakymo. O žmogui kas atsitiko, kad jos sugyventinis ją išstūmė iš balkono ant aukšto. Tiesiog. Ir jinai liko gyva. Ir ar jinai tikrai gali atsiminti, už kurios kojos jai traukė ir per kurią pusę ten balkono stūmė ar panašiai. Ir tada sako, kad jinai vis keičia parodymus, nes čia buvo tai koja, čia buvo tai ranka ir tu tada analizuoji tokią atvejį po to mokymuose su specialistais ir tu sakai, artimiausias žmogus išstūmė iš antro aukšto balkono. Tai šita trauma yra tokia, kad natūralu absoliučiai, kad žmogus neatsimena kaip ir kas, arba kad atsimena, bet po to atrodo, kad kitas atsiminimas ateina, o gal iš tikrųjų tai buvo ir panašiai. Tai kai mes suprantam, ką reiškia trauma, kai mes turim daugiau specialistų, tiek teisininkų, tiek psichologų, kurie specializuojasi traumoje, tai pasidaro dalykai paprasčiau suprasti tiesiog, nes tu nebekvestionuoji, kodėl, tu supranti, kad tai yra traumos išdava ir kaip tada reikia bendrauti su žmogum, kuris patyrė arba išgyveno traumą.
Aš labai džiaugiuosi, kad jūs aplamai esat, nes realiai nuo viso to prasideda tie visi pokyčiai, ar ne, kaip jūs ir sakot, jeigu mes nepradėsim kalbėti, tai tie dalykai, kurie yra dabar stigmos, jie savaime neįsispręs. Bet galbūt aš norėčiau, kad jūs dabar pabandytumėt suformuluoti, ką mes, jau ne jūsų organizacija, ką mes kaip visuomenė galėtumėm padėti padaryti jums, kad visi šitie dalykai paspartėtų. Pagrindinis dalykas turbūt dalintis informaciją, kad irgi skatiname visada ir viešai, kad žiūrėkit, jeigu nukentėjai nuo seksualinio smurto, pagalba yra, štai kreipkis. Ne? Kitas dalykas dar dalintis informaciją, kuri padeda atpažinti, kas yra seksualinis smurtas. Tai kūrėme ir socialiniuose tinkluose, puslapyje yra informacija prabilk.lt, kaip padėti savo, kaip padėti kitam žmogui, ar ne, kuris nukentėjo arba kurie nukentėjo nuo seksualinio smurto. Ir tas net ir pagalba savo. Teisiniai procesai gali eiti, mediciniškai tu viską gali padaryti, bet tu tame turi gyventi daug metų. Ir tas būna nesibaigia, čia nebus taip, kad sakt, kaip jungiklį, pasveikau, nieko nebeatsimenu. Visą gyvenimą turbūt atsiminsi, daugiau ir mažiau tau tas trukdys, ar ne, gali jau po to mažiau, jeigu pradirbi, bet kaip padėti savo. Tai dalintis informaciją, dalintis, kad yra visų pirma centras, kaip atpažinti mokyti seksualinį smurtą. Ir dar vienas dalykas, kad jeigu mes matome atvejus, tai tiesiog irgi, jeigu norisi jais pasidalinti, tai pasakyti, taip neturi būti. Aš palaikau nukentėjusius. Tai mes, pavyzdžiui, turim irgi iš Amerikos atėjusi iniciatyvą balandis mėnuo prieš seksualinį smurtą. Ir balandžio visam pasauliu, balandžio tas paskutinės trečios savaitės trečiadienis yra, pavyzdžiui, džinsų diena. Džinsų diena, kai žmonės gali užsivilkti džinsus. Ir čia atėjo iš tokios italų bylos, kuomet mergina išprievartavo taksi vairuotojas ir teismas norėjo duoti dar ankstesniais metais, 92-aisiais berods, mažesnę bausmę dėl to, kad sakė, kad jos džinsai buvo tokie aptempti, kad jis vienas niekaip negalėjo be jos pagalbos jų nurinkti. Tai va, tai šitą, pavyzdžiui, džinsų kampaniją irgi apsivelkė ir tarsi atrodo, juk tai nepakeis nei teisinio reguliavimo, nei kažką, bet mes kaip visuomenė ir savivaldybės ten prisijungia ir panašiai, parodome, kad mes esame prieš seksualinį smurtą, kad mes nenorime gyventi šalyje, kur tas seksualinis smurtas būtų normalizuojamas, ar ne? Tai prisijungti prie tos žinutės, prisijungti prie kampanijų, pasakyti, nesvarbu, tu susidūrei, nesusidūrei, bet pasakyti, kad žiūrėkit, yra svarbi žinutė, noriu pasidalinti, turbūt beveik neabejoju, kad mano ten, tarkim, sekėjų tarpe yra, kažkuris ar kažkuri, kurie su tuo susiduria ir tokiu atveju, žinokit, kad galite kreiptis arba pasidalinti savo istoriją, gauti pagalbą arba galų gale nenorit pagalbos, bet niekada niekam apie tai nepasakojat ir norit nusimti tą nuo savęs, noriu, kad žmogus išgirstų. O mes turim žmonių, kurie išbūstų tą istoriją, kad ir kokia jinai sudėtinga, arba skaudi, arba sunki, arba žiauri bebūtų. Ir manau, kad reikėtų tokios gal bendrystės tarpusavio, ar ne? Tokios pradedant nuo pačios pradžios, nuo pačio buitiškumo, ar ne? Jeigu girdit, kad kaimynas ar kaimynė kažką skriaudžia, nebūti abejingiems, jeigu matot, kad laukia kažkas irgi kažką skriaudžia, irgi nebūti abejingiems, jeigu matot, kad kažkas sėdint suliuko verkia, gal tiesiog prieiti paklausti, ar viskas tau gerai, gal tave pasiūs ant 3 raidžių ir tu nueisi. Bet, realiai tai tau nuo to trauma neatsitiks, tu tiesiog pasistengsi dėl kažko kito padaryti. Tai... Aš gal net pradėčiau nuo tokio, kas yra gal net ir paprašiau, komplimentų sakymo žmonėm, pavyzdžiui, kur aš dažnai irgi būna pagalvoju, kad wow, pavyzdžiui, kaip žmogus fainai ten pasakė, arba kaip nerealiai parašė, arba, kaip puikiai ten atrodo, arba koks papuošalas kažkoks labai fainas. Ir kažkaip, labai dažnai daug gerų dalykų apie žmonės pagalvojam, bet, to nesakom, ar ne? Tai pradėti gal nuo praktikos tokios gerus dalykus pamatyti, pasakyti ir blogus arba tokius nerimą keliančius lygiai taip pat, bet tada jau atsiranda įprotis, kad mes tarsi turim kažkokią interakciją tiek gerą, tiek tokią nerimą keliančią su kitais žmonėm ir, atreaguoti, ar ne? Jeigu žmogus eina apsiverkęs, tai tikrai didesnė dalis žmonių galbūt norėtų padėti, bet bijo tos tokios atžagarios reakcijos, kad tu nelįsti nei savo reikalus ir taip toliau panašiai. Bet ta reakcija, net jeigu jinai ir būtų, reikia suprasti, kad jinai yra apie to žmogaus dabartinę emociją, ne apie jūs. Ar ne? Ir mes čia neįsižeisti, per daug neimti į širdį, jeigu taip ir pasakys, ko tu lendinai į savo reikalus ir tada aš atsiprašau, aš tiesiog paklausiu, bet aš suprantu, kad žmogui sunku ir būtent ir nuo seksualinio smurto nukentėję žmonės toli gražu ne visada nori, taip, taip, jūs mane pakonsultuokit, aš čia taip, kaip ta tobulos aukos, kad ten galva nuleista, rankos sudėtus ir aš priimu jūsų pagalbą. Ne, būna labai daug pykčio, būna agresijos irgi, tai yra absoliučiai normali proceso dalis, ar nereaguoti piktai, agresyviai, ką jūs čia man, pavyzdžiui, galite padėti, aš čia buvau, čia niekas nepasikeičia, iš vis niekam neįdomu ir taip toliau panašiai. Ir tas yra okei.
Ir mes suprantam tiek konsultantai, tiek ir žmonės, kviečiu suprasti, kad, nu, tai yra ne apie mane, tai yra apie to žmogaus išgyvenimus ir to žmogaus būseną dabar. Tai mokytis su tuo gyventi ir, nu, man labai patinka Dalia Puidakienė, vat, mūsų centro irgi vadovė, kuris sako, kartais reikia tiesiog nusireikšminti. Ką tai reiškia, kad mes labai spūdam susireikšminti. Viskas yra apie mane čia, apie... Ne viskas apie tave, ne viskas turi būti apie tave. Kartais tai yra tikrai nuoširdžiai apie kitą žmogų ir tą priimti, ar ne? Kad kito žmogaus trauma, išgyvenimai, džiaugsmai ir skausmai yra apie kitą žmogų, o ne tai, ar aš esu labai faina, ar aš esu mažiau faina ir panašiai, arba kaip aš atrodysiu toj situacijai ir panašiai. Tai ką, pradedu nuo pokyčių, jūsų labai graži suknelė. Ačiū labai. Ir apsikabinimų. Dėkui. Nes aš galvoju, kad bendrystė ir tas sugebėjimas vienas kitam.